Sveiki visi su jumis Lietuvos ūkininkas, šiandien staigmenėlį. Šiokia tokia. Pradėkime nuo to. Pagaliau po metų laiko, po štik laukta, keturratis, surinktas, apkatkiai, padaryta, viską, surinkau, vidinas surinkau, uždėjau numerius. Žiauriai laimingas, va tokį šiandien nusidėjau. Žiauriai, aiktų savo, viskas eina. Dabar ištestavau jau 2 bakus, išvažinėjau nepilnu gazu. Uždėtas padanga priekinį sutvarkyta, va. Ir žiauriai, sakau, belingai laimingas, nafik, dabar važinėsiu kiekvieną dieną. Ir dabar max speedas 8.7, joptuvai mat, įmesiu video gal kaip važiuoju. Arba taip, kada video susuksiu kaip važiuoju, bet visiškai viskas naujai. Visas tiesiog variklis naujas. Tai tik tas, kad nėra akumo, nėra starteris, yra akumo, kol akumo nėra ten bėgo šistumėm, tai čia apšė easy peasy. Ir tada prie šito žvėrio, šitos kas buvo, tai galiu pasakyti tiesiai šviesiai užkalė variklis. Kaip taip sugebėjai naujas keturratis užkalė variklis. Visų pirma, jis nebuvo nulaužiau. Jis nebuvo naujas. Ten apačioje va šičia buvo atsuktas tepalo varžtas. Kol ir aš durna galva nepasižiūrėjau, ar yra tepalo, ar nėra. 2 valandas važinėjau be tepalo ir kas buvo? Užkalė variklis. Tai aš dabar jam visiškai nieko nedarysiu. Jeigu tas vėl suges, tikiuosi, kad nesuges. Tikiuosi, kad nesuges. Ir jo, bet jeigu drug suges, tu ant dalių už tą pasilieku, jau išėmiau šitą, išėmiau, žvaigždę išėmiau. Tai jeigu, jeigu tas rėmas kažkas bus šiuo pliš ar ką, tai variklį ant šito rėmo įsimesiu, nes rėmas geras, labai man patinka. Tai jo, tai šitą dabar ant dalių pasiliksiu tvarkyti, jau tikrai nebetvarkysiu, neapsimoka. Nes čia kitoje žuda, čia to tvarkymo daug. Tai gal kam reikia? Galiu parduoti. 5 eurų. 5 eurų, kas nori tas pasiėmė, viskas juo gerai, tik reikia akumo. Šit dangtuko reikia ir žvaigždės galinys reikia. Nu, reikia grupę keisti, šiaip tai viskas su juo, karbas naujas. Čia viskas nauja, buvo įsardis, viskas čia puiku kaip nauja. Tai grupė tik kas norit 50 eurų ir parduodu. Rakčiukai viskas yra, visi laidai viskas veikia, tik iš čia reikia prisipilti stabdžių skysčio. Va, raktukais veikia viskas puiku ir dar šitą čia reiktų privirti, kažkada privirsiu. Ir dar reikia padungų, nes pro visus ventilius leidžia. Bet va šitas, tai jo bištvai rogės, 8.7 šiandien įspaudžiu. Belenkai laimingas, ko nori. Tai bus daug video apie šitą va kinietį. Tai eina savo laimingas, tiek laiko laukiau, metus laiko laukiau, kol sutversiu sutvėriai. Tik va sakau va, iš to akumo reikia, da čia lempą užsidėsim. Ir jo, nu tai va. Eina savo, o tas sakau, kas norit, 5 eurų parduodu. Nu, defektų yra. Draugas už jį mokėjau 300, bet aš parduodu už 50 grandinį, sujungimas viskas čiki-piki. Tai kam reikės, tai jo, tai ką aš įkelė. Tiek šiam kartui. Ačiū, kad žiūrėjote šį video. Nepamirškit palaikinti, pasubscribinti ir galit įmest pinigėlių ant to keturračio tvarkymo. Nors vis tiek aš jo netvarkysiu. Nu, bet jeigu nepirks, tai sutvarkysiu, tai ačiū visiems, kas įmes. Tai ką, palaikykit, pasubscribinti, pakomentuokit ir susitiksim kitam video. Čiau šakelė.